Anksčiau jis buvo vadinamas Amerikos Riviera. Dabar tai 350 kvadratinių mylių ploto kapas dykumoje. Šiandien Saltono jūra miršta, jos vanduo nyksta. Ore ir vietinių gyventojų plaučiuose tvyro toksiškos dulkės. Tačiau tai tik pusė istorijos, nes kiekvienais metais iš žemės išsiurbiama daugiau nei $400 milijonų ir jie sugrąžinami ten, iš kur buvo paimti. Ir tai galėtų pakeisti viską. Ežeras, kurį visi nurašė, galėtų perrašyti pasaulio ekonomiką. Nors paviršiuje matyti nesėkmė, tai, kas slypi po juo, yra visiškai kas kita. Saltono jūra yra plyšio slėnyje. Žemės pluta čia yra plonesnė. Vos už kelių mylių po žeme magma įkaitina uolienas ir juose įstrigusi vandenį. Daugelį metų ši šiluma buvo naudojama geoterminiai energijai gaminti. Pats vanduo yra toksiškas, labai sūrus, bet jame gausu mineralų. Vienas iš jų – litis. Viena didžiausių telkinių planetoje yra tiesiai po žmonėmis, kurie kvėpuoja tuo toksišku dulkėmis. Ličio kiekis po Saltono jūrą galėtų aprūpinti energiją 375 milijonus elektromobilių. Tai daugiau nei visi automobiliai, sunkvežimiai ir visureigiai Jungtinėse valstijose kartu sudėjus. Ir vis dėlto jis slypi po vienu iš labiausiai užterštų, apleistų Amerikos kampelių. Šis išteklius vertingas dėl savo koncentracijos. Kai kurios sūrymo dalys yra nepaprastai turtingos, todėl tai yra tikras laimėjimas. Ir jis yra pačiame pagrindinės vartotojų rinkos centre. Greitkeliai, geležinkelio linijos ir logistika jau yra įrengti. Ličio išgavimas yra susijęs su jau veikiančia geoterminė pramonė. Šiuo metu pietinėje ežero pakrantėje veikia 11 geoterminių elektrinių. Jos pumpuoja itin įkaitintą sūrymą į paviršių, kad išgautų garus. Išgavus šilumą, sūrymas tiesiog sugrąžinamas atgal į žemę kartu su maždaug 21 500 tonų ličio. Amerika kasmet sugrąžina į žemę ličio už $400 milijonų, nors to daryti nereikia. Pridėjus mineralų išgavimą prie energijos gamybos ciklo, infrastruktūros statybos kaštai smarkiai sumažėja. Gręžiniai jau išgręžti, siurbliai jau veikia. Iš anksto įkaitintas sūrymas jau yra paviršiuje. Išgavimo metodas naudoja esamą geoterminę infrastruktūrą ir pašalina ličio per kelias valandas, o ne per metus. Tai greita, efektyvu ir be tradiciniai kasybai būdingo niokojimo. Ir tai nesibaigia tik ličiu. Manganas, cinkas, baterijoms ir elektros tinklų energijos kaupimui būtini mineralai. Staiga Saltono jūra nebe tik toksiškas ežeras, o dabar jau išteklius. Vienas dykumos baseinas Kalifornijoje galėtų paansinkinti didžiulę pasaulinės paklausos dalį. Šiuo metu ličio trūkumas yra šiuolaikinio pasaulio kliūtis. Kiekvienai elektromobilio baterijai jo reikia. Kiekvienas vėjo ir saulės jėgainių parkas priklauso nuo jo. Be nuolatinio tiekimo perėjimas nuo iškastinio kuro sustoja. Kainos šauna į viršų. Strateginiai pažeidžiamumai daugėja. Saltono jūros telkinys nėra tiesiog dar viena kasykla. Jis galėtų tapti pagrindu Amerikos baterijų gamybai, kurų kitam transporto šimtmečiui. Koncentracijos yra pakankamai didelės, kiekiai milžiniški, o metodas pakankamai švarus. Tad klausimas jau nebe ar, o kaip greitai. Amerikos išteklių įsisavinimo lenktynės jau prasidėjo. Ir aš čia, kad apie tai pasakočiau. Nepamirškite pamėgti, pasidalinti ir prenumeruoti. Taip nepraleisite jokių naujienų. Imperialo apygarda yra vienas skurdžiausių Kalifornijos regionų. Kai kuriuose vietovėse nedarbo lygis siekia beveik 10%. Tačiau dabar įstatymuose numatytos ličio pajamos gali tai visam laikui pakeisti. Naujas akcizo mokestis. 80% lėšų grąžina tiesiai į apygardą. O pasiekus visą numatytą mastą, pati ličio gamyba galėtų generuoti maždaug $2 milijardus metinių bendrųjų pajamų. Apygardos planuotojai jau modeliuoja 700 nuolatinių aukštą atlyginimą siūlančių darbo vietų 3 pagrindinėse projektuose. Operatoriai, technikai, priežiūros komandos, taip pat tūkstančiai kitų statybos ir pagalbinėse pareigose dirbančių žmonių. Pirmą kartą ežero žlugimas ir jo potencialas yra tame pačiame balanse. Tai yra, jei išgavimas iš tikrųjų įvyks, pagrindinė kliūtis šiuo metu yra požiūris. Žmonės dešimtmečius į šį baseiną žiūrėjo kaip į ekologinę kapavietę, visiškai nepastebėdami po apačia slypinčios pramoninės realybės. Išgavimo technologija veikia, požeminės atsargos yra patvirtintos. Tikrasis iššūkis yra įgyvendinti šį milžinišką pramoninį posūkį, kol rinkos langas dar neužsidarė. Čia ne apie grunto kasimą,
Neapdorotas litis beveik nenaudingas. Negalite aprūpinti miesto elektra ar pagaminti elektromobilį iš neapdoroto sūrimo ar susmulkinto akmens. Tas, kas rafinuoja metalą, valdo visą rinką. Litis yra ten, bet šalis, kuri jį rafinuoja, o ne kasa, iš tikrųjų ir laimi. Ir šiandien tas pasaulio žemėlapis yra stipriai iškreiptas. Tokios šalis kaip Australija ir Čilė dominuoja fizinėje kasyboje, tačiau jos nekontroliuoja rinkos. Daugumoje šiandien gaminamų baterijų yra ličio, kuris buvo perdirbtas Kinijos rafinavimo gamykloje, nesvarbu, kur rūda iš pradžių buvo iškasta. Geoterminė sūrimo masė po Saltono jūrą panaikina būtent tą pranašumą. Kinija kontroliuoja ličio perdirbimą taip, kaip OPEC kadaise kontroliavo naftą. Saltono jūra yra vienintelis vietinis išteklius, turintis pakankamą mastą, kad nutrauktų tą priklausomybę. Jokių vandenynų kirtimų, jokių užsienio muitų, jokių staigių kainų šuolių, kuriuos sukelia įvykiai kitame pasaulio gale. Saltono jūra pasiekusi numatytą mastą. Apie 200 000 tonų per metus galėtų patenkinti visus kelių pagrindinių JAV gamyklų metinius ličio poreikius ir dar liktų perteklius tinklo energijos saugojimui. Tai ne tik pigesnės baterijos, tai Amerikos gamyklos samdančios 10 000 naujų darbuotojų. Ežeras, koks jis yra dabar, yra strateginis turtas. Kai Nevada pradėjo reklamuoti savo naująjį sidabrą, valstija sukūrė teisinę ir fizinę apsaugą savo pramoniai. Kalifornija turi galimybę padaryti tą patį su Saltono jūra. Ji gali paversti labiausiai pamirštą valstijos dalį svarbiausiu strateginiu centru. Ir dabar yra tinkamas metas tuo pasinaudoti. Saltono jūra yra vienintelė vieta turinti geologinį mastą, kad tai įvyktų. Kova dėl šio ištekliaus jau prasidėjo. Sunkiai technika juda palei pietinį ežero krantą. 3 pagrindiniai operatoriai lenktyniauja dėl geoterminės sūrimo. Kiekvienas iš jų investuoja milijardus, kad pasiektų komercinį mastą anksčiau, nei rinka juos eliminuos. Controlled Thermal Resources vadovauja plėtrai. Jų Hell's Kitchen operacija gręžia į gilų perkaitintą rezervuarą, siekdama iki 2020 pabaigos tiekti akumuliatorių kokybės ličio kartu su geoterminė energija. Šios ankstyvos persvaros įgijimas daro spaudimą konkurentams pasiekti tokį pat integruotą mastą arba rizikuoti likti atsilikusiais. Energy Source Minerals taiko kitokį požiūrį. Naudoja jau iškeltą į paviršių sūrimą ir pasitelkia esamą geoterminę infrastruktūrą. Energetikos departamento $1,36 milijardo įsipareigojimas 2025 metais siunčia signalą privatiems investuotojams, kad didelio masto inžineriniai projektai šioje srityje dabar yra paremti federaliniu pasitikėjimu. Tuo tarpu Berkshire Hathaway Energy jau investavo daugiau nei $40 milijardų į atsinaujinančią energetiką ir valdo vieną didžiausių komunalinių paslaugų tinklų Jungtinėse valstijose. Tai reiškia, kad ji gali mobilizuoti išteklius greičiau ir pigiau nei mažesni operatoriai. Tai nėra 3 atskiros investicijos. Tai 3 lygiagrečios linijos tame pačiame greitkelyje. Tas, kuris pirmasis pasieks 20 000 tonų, užsitikrins sutartis, dėl kurių kiti kovos dar daugelį metų. Federalinė vyriausybė supranta, kuo rizikuojama ir daro didžiulį spaudimą, kad paspartintų procesą. Šie projektai dabar pereina prie spartesnio patvirtinimo proceso, priversdami visas agentūras veikti išvien ir pašalindami biurokratinius trukdžius, kurie paprastai stabdo Amerikos infrastruktūrą. Tuo pačiu metu Kalifornija įgyvendino vietinę mokesčių sistemą, kad stabilizuotų regiono politinę situaciją. Naujas akcizo mokestis tiesiogiai priklauso nuo pagaminto ličio kiekio. 20% yra teisiškai atskirta, konkrečiai skirtų pačios Saltono jūros aplinkos atkūrimui. Šis pramoninis šuolis vyksta todėl, kad tolimesnė pramonės grandis jau sukurta. Visame Saulės dirže atidaromos milžiniškos naujos baterijų gamyklos. Joms reikalinga vietinė tiekimo grandinė, kuri būtų atspari pasauliniams prekybos nesutarimams ar jūrų transporto sutrikimams. Jei imperatoriškojo slėnio veikla pasieks savo šio dešimtmečio pabaigos gamybos tikslus, jie užsitikrins pagrindinės sutartis visam Amerikos automobilių sektoriui. Tačiau vietos klaidoms nėra. Tarptautiniai konkurentai nestabdo savo plėtros. Jei Saltono jūros projektai praleis tinkamą momentą, jei finansavimas išseks arba jei statybos sustos, baterijų gamyklos dairysis į užsienį. Pasaulinė rinka reikalauja užtikrintumo. Jungtinėms valstijoms reikia šios medžiagos, tačiau kažkas tam trukdo. Kalifornija. Valstijos reguliavimo sistema, kuri net ir paprastą statybą gali paversti 10-metį trunkančių išbandymų, tiesiogiai stovi tarp JAV ir visiškos ličio tiekimo kontrolės. Kiekvienas delsimas čia nėra vien biurokratinis, tai strateginė rizika.
Aplinkosaugos bylos jau sustabdė svarbius plėtaros etapus. Iki 2025 metų pabaigos teisiniai skundai aktyviai taikėsi į tokius projektus kaip Hell's Kitchen. Pagrindinis argumentas sutelktas į esminį regiono pažeidžiamumą – vandens naudojimą. Baseinas šiuo metu patiria sunkias sausros sąlygas. Net ir itin efektyvi gavyba reikalauja milijonų galonų vandens aušinimui ir cheminiam apdorojimui. Kritikai perspėja, kad pramoninio vandens poreikio tenkinimas nykstančiame ežere gali dar labiau priartinti Saltono jūrą prie žlugimo. Vandens teisės veikia kaip griežtas fizinis augimo apribojimas. Imperialo slėnio ūkininkai turi didžiules senąsias Kolorado upės vandens kvotas. Tačiau pagal federalinės veiklos gairės, po 2026 metų visi upės vartotojai susidurs su apribojimais. Saltono jūra šiandien egzistuoja tik dėl žemės ūkio nuotekų iš būtent tų ūkių. Jei vanduo bus nukreiptas iš laukų į aukštųjų technologijų perdirbimo gamyklų aušinimą, tas ežeras pradės trauktis dar greičiau. Žmonės, kurie ilgiausiai gyveno šalia mirštančio ežero, dabar yra pasidalyję į dvi stovyklas. Vieni mato išsigelbėjimą. Mokesčių pajamos pagaliau galėtų būti skirtos tikram dulkių slopinimui ir buveinių atkūrimui. Kiti tai mato kaip dar vieną pramoninę avantiūrą jų sveikatos sąskaitą. Nuolatiniai skundai dėl oro kokybės, pavojingų atliekų ir genčių kultūrinių vietų jau atidėjo Hell's Kitchen projektą keliems mėnesiams. Vietos grupės nerimavo, kad net uždaro ciklo sistemos vis tiek gali išleisti pėdsakų cheminių medžiagų arba padidinti sunkvežimių eismą keliuose, kurie jau padengti išdžiūvusio ežero dugno dulkėmis. 700 nuolatinių darbo vietų pažadas yra tikras, tačiau taip pat tikra ir baimė, kad šios darbo vietos kainuos gyventojų sveikatą. Valstijos Ličio slėnio planas bando rasti pusiausvyrą. Daugiau pinigų vietos poveikio mažinimui, bendra patariamoji komisija, tačiau pasitikėjimo mažai po dešimtmečius trukusių neištesėtų atkūrimo pažadų. Net ir nedideli gręžiniai gali pakenkti žemei, kuri yra šventa bendruomenėms, čia gyvenančioms ištisas kartas. Be vandens klausimo, įprasti leidimų išdavimo sunkumai išlieka didelė rizika. 2025 metų pradžioje Berkshire Hathaway Energy aiškiai sustabdė kelias savo geoterminio vystymo plėtros programas, nurodydama neįveikiamus leidimų išdavimo vėlavimus ir rimtus infrastruktūros trukdžius. Šie administraciniai kliuviniai gali nukelti projekto pradžią iš 20-ųjų pabaigos į 30-uosius metus. Rinkoje, kuri juda taip greitai, 5 metų vėlavimas prilygsta nesėkmei. Jei šie operatoriai sėkmingai įveiks teisminius ginčus, užsitikrins vandens teisės ir pradės gamybą iki 20-ųjų pabaigos, pasaulio strateginė padėtis pasikeis. Tačiau jei laimės reguliaciniai trukdžiai, galimybė užsidarys visam laikui. Pasaulinė baterijų pramonė paprasčiausiai aplenks Jungtines valstijas. Šalies švarių energijos šaltinių ateitis liks priklausoma nuo importuojamo ličio, todėl elektromobilių gamintojai ir elektros tinklų projektai taps pažeidžiami dėl vėlavimų, kainų augimo ir užsienio trikdžių. 30 metų Saltono jūra buvo ignoruojama. Tai buvo ekologinė katastrofa, laukianti sprendimo, kuris taip ir neatsirado. Dabar būtent ši nesėkmė tapo būtina sąlyga didžiuliam pramonės atgimimui. Tai verčia visiškai iš naujo kurti kraštovaizdį. Dykuma nelaukia ir Kinija tikrai taip pat nelaukia. O ar laukia Amerika? Ačiū, kad šiandien buvote su manimi. Tikiuosi, jums patiko šis vaizdo įrašas. Jei norite pamatyti daugiau tokių vaizdo įrašų, prašau prenumeruokite kanalą ir įjunkite pranešimus. Tai tikrai turi reikšmės. Dar kartą ačiū ir pasimatysime kitą kartą MedPack kanale.